su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Kristoferiui 10 metų šiandien, jubiliejų. Maja padovanojo tau. Čia Maja nupiešė tau atviruką. Štai, Maja nupiešė Kristoferiui atviruką tokį, blizgantį visą. Nu, maitė. Kristoferi, o aš tau irgi turiu atviruką. Ačiū. Kas ant jo parašyta žaliai? Birthday quest. Taip, ką tai galėtų reikšti? Oh my goodness! I should get let's find presents! Tai Kristoferis perskaitys. Na, ką ten rašo? Aš iš raudono plastiko. Taip. Kas yra pas mus namie iš raudono plastiko? Nu, gal ir jis, o gal ir ne jis. Kas čia laiptas? Dovana ir kas dar? Gerai. Išpakuosim? Išpakuosim? Wow, inside is a beautiful Neo with bones. Ne, pirmą, mes visus kitus. Gerai. Kas toliau? Prižiūrėk. Buvo, Maja, dar buvo vienas popieriukas. Taip, prie jos. Skaičiu. Na, ką šitas rašo? Limonadas su ratais. What? Kas tai galėtų būti? Ką tai galėtų reikšti? Limonadas su ratais. Galvok, Kristoferi, galvok. Man galiu irgi. Maja, ne. Kūleris. Čia yra kūleris, kuriame mes kartais dedam limonadą, taip? Ha, Kristoferis kažką laukia. Ir lapukas. Maja nori, kad... Taip, nu Maja Kristoferį išpakuos. Kristoferi, kas tai per dovana? Kristoferi. Tu norėjai twisterį, atsimeni man sakei? Gerai. Tai dabar dar tą neišlūpos. Gerai. Galėsim šiandien žaisti per gimtadienį. Aha. Va čia tai yra... Kristoferis bando suprasti. Twisteris, Čia sutapo. Ne, atidarom? Bet... Ne, twisteryje viduje nėra. Tau reikia dabar surasti kitą dalyką. Kažkas mūsų namuose va taip atrodo. Ar tai yra daiktas, ar tai yra kaip... Nu žiūrėk, pabandyk pažiūrėti. Matai? Ką tu čia matai? Vieną dalyką, antrą dalyką ir kažkas yra. Strėlės. Va, matai? Vienas juodas su rutuliukais. Ir dabar žiūrėk, ar tau panašios šitas dėžės į tai? O dabar pažiūrėk schemą, kur? Tiksliai. Nerodo. Žinok, nerodo, kur. Rodyklės kur. Kika! Rado. Buvo įkišta tarp šitų dviejų dėžių su visokiais mūsų laidais. Kika! Gerai, kas čia parašyta? Didžiausiai batai namuose. Kokie pas mus didžiausi batai namuose? Aš žinau. Ar jie didžiausi?
Ar yra didesnių? Ar Kristoferis žinai didesnių? Taip. Oh my god, parodykit man tos didžiausius batus. Jie truputį didžiausi, jie man turbūt iki užpakalio. Čia mūsų tėčio motocikliniai batai. Taip, ai, teisingai, Kristoferis dar šitą neišpakavo. Taip. Kasgi čia tokia maža galėtų būti? Aš to nepadariau. Tai kas yra nupiešta? Labai negražiai. Kas tai yra, Kristoferė? Kirvis. Tai yra tavo kuponas. Tau yra užsakytas kirvis, kuris keliauja pas mus paštu ir kai tu turėsi pateikti šitą kuponą, kad gauti savo kirvį dovanų. Mama Lija. Gerai? Taip. Gerai. Dabar tu turi... Palauk. Man atidaryk tą. Ai, dabar dovaną reikia, taip? Dovaną tą reikia atidaryti. Kas ten galėtų būti? Maida, Kristoferiukai, jisai labai nustebs dėl šito. Varlė? Aš nežinau, ne. Tai čia vis dėlto buvo šokoladinė varlė. Kokia tai šokoladinė varlė? Hogwartsas. Iš Hario Poterio. Taip, tokia pat, kokias rodo filme. Ir viduje ar buvo burtininko paveikslėlis? Kas tai toks? Salazaras Klastuolis. Čia pats Klastuolis, kuris įkūrė Klastunyną. Parodyk man jį. Štai koks jis. Kuris vienas iš 4 Hogwartso steigėjų. Taip? Gerai, o varlė bent jau skani? Kristoferė, atsikandai truputį varlės? Ne? Pika, galima tik čia. Labai karšta šiandien, viskas tirpsta, tai va taip mes valgome varlę. Nu kaip? Gerai? Gerai? Gerai, ar buvo kitas dar kvestas, dar nesibaigė? Ir šitas? Taip. Na. Geltonas, bet ne bananas. Reiškia, tai yra citrina. Good thinking. Tuoj, Maja, palauk. Kristoferis ieško. Tai yra gan viena dalis dėžės, taip? Ieškok. Didelę dėžę netaip lengva paslėpti. Va. Ir vėl čia, bet ką, čia tik citrinos. Tu manai, kad bus citrinose? Taip. Ha. Kur yra lapas? Kur yra lapas? Ai, va čia. Va čia lapas. Tai lengviau ištraukti galima. Aš noriu padavinėti. Gerai, kas tai galėtų būti? Palauk, čia labai šviečia langas. Maikė, tada! Marškinėliai. Oh, sorry, can you see it? I'm awesome. Su minionais. Taip. Tik aplašom. Mama tau padavinėja jau kitą. Ačiū. Nu, Ate vagis? ką jis rašo? Rašo. Antivagis. Antivagis? Antis vagis. Antivagis. Antivagis. Ar tai vienas žodis? Vienas. Antivagis. Žinai, ką reiškia anti? Ne. Priedėlis. Tai reiškia prieš. Kaip angliškai? Anti. Anti. Taip, tas pats. Tai reiškia kažkas prieš. Tas pats? Vagis.
Vietoj anti pasakyk prieš ir pats pagalvo, kad tai gali. Prieš vagis. Prieš vagis. Kas pas mus gali namuose, bet prieš vagis? Mikrobangė. Pažiūrėk. Pažiūrėk. Mikrobangė prieš vagis? Mikrobangė prieš vagis. Aš noriu šitą daryti. Gerai, leisk. Žinai ką, Kristoferi, leisk atidaryt Mają iš tikrųjų šitą. Pamatysi kodėl. Ką toliau nudirbinsi? Palauk, tai pažiūrėkit, kas viduj. Na? Kas tai buvo, Maite? Plaukas, nemajok, negali nufilmuoti. Kas tai yra? Plaukų sektukai? Man atrodo, vieną dovanėlę kažkodėl užsimaišė Maja, kad jie irgi gautųsi dovanėlę, kai Kristoferis gaus visas dovanas. Aš noriu visas atidaryti. Gerai. Taip, per Kristoferio gimtadienį Kristoferis sesutė gavo dovaną. Taip? Maja. Taip. Dantis plus fėja wire. Dantis fėja? Aš noriu pažiūrėti. Dantų fėja viską palieka po pagalvę. Gerai. Danties. Neidėjai danties? Fėja padovanoja per gimtadienį, jinai ir taip duoda bonusą. Vėl mažas dar. Kažką Kristoferis gavo kažkokį lapą. Nu. Uždaryk Mają. Watermelon. Tai ne watermelon. Harry Potter something? Palauk, Kristoferi. Tai yra kuponas. Tai yra tavo kuponas, kurį tu padėk prie kirvio kupono. Ir tai tavo kuponas. Kai atkeliaus paštu, tu gausi Harry Potter something. Kažką susijusi su Harry Potteriu. Tai tavo du kuponai, tegul jie būna atskirai. Dabar tavo kitas popierius čia buvo. Kas toliau? Watermelon. Apturi menį. Maja nekantrauja dėl to arbūzo. Watermelon. Tai panašu į arbūzą? Taip. Na gerai, pagaliau tas arbūzas, nes Maja jį rado jau prieš... Kaip aš radau 7 ryto? Jo, jį rado jau visi labai daug kartų tą dovaną ir nekantravo kada jo. Ir pamiršai, kur tas arbūzas dabar. Gerai, Maja moka. Galima Maja tau ras, nes jinai jau 6 ar 7 kartus bandė tau duoti prie arbūzą. O Kristoferiuk, uždarom šaldytuviuką, uždarom. Tai jinai rado tau prie arbūzą. Tai arbūzą? Taip, ten buvo arbūzas, prie arbūzo buvo dovana. Va čia, vat buvo Kristoferio. Dar vienas žaidimas. Na, kas čia? Parodė. Kaip tu manai, kas tai galėtų būti? Tu gerai manai. Aš paėmiau visą. Aš dėl... Radai jau dovaną? Ir šitą radai? Gerai. Pirmiausia, dovaną išpakuokim. Gerai? Toliau aš. Ne, Kristoferiukas, nes čia gimtadienis. Man dusėlė ant baliono. Asilasi dar vieną. Tokia nėra. Kas tai? Parodyk, kas tai, kažkokie papirėliai. Ir kas parašyta? Kas parašyta? Calm down kuponai. Calm down kuponai. Ir buvo kažkokie papirėliai. Papirėliai, ant kurių parašyta ant kiekvieno. Calm down. Tu žinai, kad tu su jais galėsi padaryti ir kur juos panaudoti? Sakysiu savo, nuo tada užsienybės. Jeigu kas nors... Aš šitą šiuo metu įgysiu būtų nubičiasiu, tai Ne tau, čia ne tau skirti. Tu gali kuponą išsikeisti į calm down. Žinai, būna maikės tokios calm down visur parašyta. Jeigu kas nors, pavyzdžiui, tetė arba aš, Maja dar per maža, jai nesuveiks. Būsim nepakankamai ramus, suirzę,
tu galėsi išsipirkti, duoti kuponą ir sakyti, im kuponą, aš galiu nusipirkti nusiraminimo paslaugą ir draugiškumo. Gerai? Gerai idėja? Gerai. Taip, tai tiek prie savo kuponų čia. Čia yra tavo kuponai. Kas čia parašyta? Bur, guldi. Guldi? Aš žinau, ką tai reiškia. Kaip tai gali būti? Guldi. Kristoferi, kaip gali tu žinot, ką tai reiškia? Ne! Koks dar guldi? Kai aš buvau labai mažas, nuo 1-2 metų, kai man buvo šalta, aš sakiau guldi. Nu, gerai. Ir kodėl? Šaldytuvas. Ar gali būti šaldytuvė dovana? Guldi. Dovana šaldytuvė? Greitai. Ar mes atšaldyti? Ką, ar tortas yra mano dovana? Ne, tortas yra tortas. Kokia dar dovana tortas? Aha. Šiandien yra tikrai. Majušička, nu tugi žinai, kas ten? Tugi matai, tugi vakarai pakavai, bet nesakyk. Tugi žinai, tu vakar užpakavai, ja? Aš įsidau, Kika yra šalia. Tikrai? Guldi. Kas tai? Parodykit. Aišku, dar pažiūrėti, Kristoferi. Tok man pažiūrėti. Guldi. Minecraft Creeperis. Kuris... Taip. Čia charged creeperis, kai... Creeperis pasidaro charged, kai jie trenkia žaibas. Padėsk šitą maikę ir pasakai guldi. Tikrai šalta. Gerai. Na, ar buvo dar papirėlis? Ir tai bus tavo paskutinė dovana. Ir jinai bus šitą dovaną tau dovanoja močiutė. Šitą dovaną nuo močiutės. Minion. Kaip tu galėjai nupiešti Minion. Na, Kristoferi. Gerai, Kristoferis dabar bando pažiūrėti, kokia paskutinė jo dovana. Pati paskutiniausia, jinai yra močiutė sveikina Kristoferį su gimtadienį ir dovanoja jam. Kristoferis dar nesuprato, ką? Ar jau suprato? Skaityk. Gali perskaityti? Ką tai reiškia, žinai? Žinai, ką tai reiškia? Čia Kristoferi, sakyk, ačiū močiutė už sveikinimus ir už dovaną. Na? Ką, tai tas studijos, tas iFly dalykas? Jis yra ne tik studijos, bet taip, tai yra tas pats dalykas. Tai yra toks skraidimo galimybė. Būna toks didelė tūba su pučiamu oru iš apačios ir galima jame skristi, persiskristi su instruktoriumi. Kristoferis pamatė ir labai norėjo, tik labai nedrąsu, tai mums reikės apsispręsti dėl šito dalyko, sukaupti drąsą, jeigu apsispręsim, ir aš skrisiu su tavim kartu. Na va, čia visi sukrovė dovanas. Bus dar dovanų, kurios atkeliaus paštu. Tai va, čia viskas apkabinė. Visi apkabinė viską. Gerai. Tai buvo viena mūsų gimtadienio dalis. Dar mes su draugais truputį vėliau švęsime toliau. Taip? Turbūt va šitame parke. Tik
Va, mes sustojam prie parko, matosi šalia parkas ir mes jame švesime. Čia mes dabar toliau tęsiam, va, atėjom pasislėpėm nuo karščio, nes šiandien Berkley yra 38. Pasislėpėm į namus ir žaidžiam Twister. Right hand blue. Okay, right here. Dabar Kristoferis. Left foot green, Kristoferio. Okay, this is a bit easier. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christopher. Happy birthday to you. Did you make this? Там Майя тебя ждет, иди сходи. Так и стреляй, второй. Еще раз стреляй. Устанешь. Да и он устала. Уже минус 2. Вот эти три. Окей. Мимо 11, да? Смотрите, вот сюда. Dabar tu gali. Molo, kolka. Žinai, kad tu gali arčiau man atsistoti. Pus она поближе станет. Штысик, добро? Может, Штысик, Майда? объяснить, что надо это соединять две точки? А то она стреляет, как папа. Tu Maita vamzdį turi nukreipti į stiklines. Ne bet kur, ne į tą pusę tik tai, bet į stiklines turi. Pirmą užtaisyk. Bet nežiūrėk į šitą, nesuk į viduką. Так, раз, два, три.